Apreiškimas šventajam apaštalui Jonui. Pranašingieji regėjimai. Dievas perduoda avinėliui pasaulio valdymą. Avinėlis nuplėšia antspaudus. Aš mačiau, kaip avinėlis nuplėšė pirmąjį iš 7 antspaudų ir išgirdau vieną iš 4 būtybių, tartum griaustiniu balsu šaukiant: ateik. Ir aš regėjau, štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su kilpiniu rankoje. Jam buvo duotas vainikas ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Kai jis nuplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant: ateik. Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo leista atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas. Kai avinėlis nuplėšė trečiąjį antspaudą, aš išgirdau trečiąją būtybę tariant: ateik. Ir aš regėjau, štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankose svarstykles. Ir aš išgirdau tarytum kokį balsą 4 būtybių viduryje skelbia: kviečių saikelis už denarą, 3 miežių saikeliai už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos. Kai nuplėšė 4-ąjį antspaudą, aš išgirdau 4-osios būtybės balsą sakant: ateik. Ir aš regėjau, štai pasirodė palšas žirgas, jo raitelio vardas buvo mirtis. Ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia 4/4 žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis. Kai avinėlis nuplėšė 5-ąjį antspaudą, aš pamačiau po aukuru sielas, nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžiu balsu klausdami: kaip ilgai šventasis ir teisusis valdove neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams. Kiekvienam iš jų buvo duotas baltas drabužis ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti, kaip ir jie. Aš mačiau, kaip jis atplėšė 6-ąjį antspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas
Saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas. Visas mėnulis paraudo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemyn. Tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus atitrūko tarsi besivyniojantis knygos rėtimas, ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės. Nes atėjo didi jų rūstybės diena. Ir kas galės ištverti? Kai avinėlis nuplėšė 7-ąjį antspaudą, danguje pusvalandžiui pasidarė tylu. Aš išvydau 7 angelus, stovinčius Dievo akivaizdoje, ir jiems buvo įteikti 7 trimitai. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio aukuro priešai sostą. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelų rankų į Dievo akivaizdą. Paskui angelas paėmė smilkytuvą, pripylė į aukuro žarijų ir sviedė į žemę. Ir sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė.